Tikriausiai ne jūs, o tu. Labai geras klausimas. Taip, matai, kiekvienas žmogus sprendžia, kaip žiūrėti į gyvenimą pilnai. Tai mano požiūris yra toks, bet o šeimoje yra ir kitokio požiūrio. Yra visiškai, aš kosmonautas esu. Aš visiškai kažkur tai ten, kur to, gyventų savo ten pasaulį. Man to nereikia, ne? Tai natūralu. Ir aš matau, aš gyvenu su nuostabia mokytoja, kuri natūraliai man rodo, kad yra ir kitaip, ir mokina mane tiesiog priimti taip, kitokia nuomonė, kitoks požiūris. Visa tai normalu. Ir va taip ir derinamės visą šitą dalyką. Tai yra tame bangavimas tikrai nemažas, bet tai yra nuostabu. Tai mokina ir labai stipriai. Tai žinot, kaip sako kai kurie mokytojai, kad didžiausias palaiminimas tau yra gyvenime, kai tu susiduri su despotu. Ne? Kuris tiesiog jis skirtas tam, kad pakeltų tavyje maksimumą viso to. Ir kada tu jį priimi kaip dieviškai tobulą gyvenimo išraišką, ne? Ir nusiramini atžvilgiu to, jis transformuojasi ir tu transformuojasi. Tiesiog visa tai yra evoliucija. Taip, kad mums mokintis ir mokintis. Aš dar lipu ant įvairių grėblių, jūs negalvokit, kad aš čia kažkoks tai supermenas ar ten kažkas tai idealus mokytojas ar kažką. Kiekvienas mes esame mokytojai. Nes mes jau sakom, kad man būtų gera ir aš noriu eiti kaip man gera. Bet, pavyzdžiui, ypač artimuose santykiuose ne visada būna gera. Natūralu, tai... Ir tas pasakymas, kad tu eik taip kaip gera, tai eik tu, eik taip. Iš visų variantų, kurie dabar iš vis tau priimtini, sakykime, kurie yra tavo gyvenime, tu turi rinktis tą, kuriame yra daugiausiai ramybės, arba kitaip sakant, daugiausiai būsenos gera. Tiesiog tai yra taisyklė, kuri visą laiką eik lengviausių kelių. O lengviausias kelias yra ne fizinis, o lengviausias kelias yra čia ramybės kelias. Tai visada eik ramesnių kelių. Tai iš visų variantų, tai jeigu tu esi kažkur tai ant bangos apačios, tai tų variantų mažai, tu jų nematai, jie yra tokie, bet ir iš jų renkiesi tą, kuris yra tau lengviausias. Ir kažkaip tai bus, nes mes nenorėkim valgyti vien tik tortą, ar ne? Kaip skanu, bet jeigu tu suvalgysi jo per daug, kas bus? Bus bloga, norėsi silkės kuo greičiau, ar ne? Tai žinokit, kad visą laiką turės būti pasikeitimai. Ir aš sakiau, niekada nebėkit nuo santykių. Atsimenat vakarą, ne? Kada visą laiką bus visko ir jūs disonuos, ir jeigu jūs dar matot, kad neturit atramos taško, kad atsidaryt ramybę, ar ne į ką atsiremt, kad ramybės kanalas atsidarytų, tada to momento tiesiog pasitrauk iš to, nes tave sužlugdys. O kada tu įgausi nuolatinę galimybę pasijungti į vidinę ramybę, kada tu jau tikrai užsitvirtinsi, kad gyvenimas yra absoliutas, tobulas ir viskas, kas ateina, skirta kažkam ir tu priimi tai su geranoriškumu, va tada tu bet kokioje aplinkoje būsi toje savo vidinėje pozicijoje ir galėsi lengvai stebėti. Nevertindama. Gyvenimas čia duoda pamokas ten kažkur, aš tai jaučiu, kad manęs tai jau nekabina, viskas su tuo tvarkoju. Ir tada nekovosi su tuo, nes tavyje nėra kovos jau šitoje vietoje. Taip, kad tiesiog keliauk. Ir mes, aišku, norėtume, kad būtų idealūs santykiai ir viskas tik tai taip. Gyvenimas vis tik mus moko, kad visada bus bangavimas. Leiskim.